tos savo būsenos, kad jam padaryta išimtis iš visų kitų gyvių pasaulių. Ir jam vienam tik tai neduota tų automatiškų žinojimų. Gyviai turi nuostabų budrumą. Atrodo, kad bitės turėtų nuostabiai mokėti geometriją, ten matematikos dėsnius. O gamtininkai padaro paprasčiausią eksperimentą. Nors ir labai gudri bitė, sugeba sunaudodama mažiausiai medžiagos išgauti didžiausią korio kelis talpumą. Ir čia kažkada tai mokslo pasaulyje buvo kilęs triukšmas, kad yra surasta kitokia proporcija korio kelis. Ir reiškia, per tai būtų išgauta dar didesnis talpumas. Ir pasirodė, kad logaritminiai lenteliai buvo klaida, o vis dėlto bitės liko teisios. Va. Reiškia, aiškiai yra išmintis pranešanti žmogaus protą. Tačiau taip pat yra aišku, kad ta išmintis yra ne jų pačių. Jos visiškai nesupranta, ką daro. Paprasčiausiai praduria korio kelią kitam gale ir bitė vis tiek pila medų, nežiūrint, kad per kitą akelės galą išsišteka. Reiškia, nesupranta to, ką jį daro. Ir tik vienam žmogui leista suprasti, ką jis daro. Suprasti, kodėl tai ir kur tai veda. Suprasti priežastis ir numatyti pasėkas. Va štai sesite, būti mąstančiu žmogumi yra natūralinė pastanga, bet lygiai yra ir malonės dovana kiekvienam iš mūsų. Kodėl taip ir kur tai veda? Kai mes žvelgiam į bendrą visuomenės veidą, tą vaizdą, kuris aplink mus, norisi galvoti, kad čia paprasčiausiai būna faktų registravimas. Daleiskim, kur dirba daug žmonių ir rankos automatiškai moka konvejerio paduotą medžiagą apdoroti, o jų mintys lieka laisvos, jų dėmesys lieka pakankamai laisvas, kadangi jų rankos jau tas operacijas automatiškai vykdo. Ko žmonės nepripasakoja apie kiekvieną jo charakteristikas visai, jo įvykius visur. Bet matykite, kaip žmonės pasakoja. Jie tik tai faktus deda. Bet ar daug tokiuose pasakojimuose būna to tokio susimąstymo. Jis taip ir taip padarė, bet kodėl jam taip atsitiko? Jis taip ir taip padarė, bet kas bus iš to toliau jo gyvenime? Šitai dar neakivaizdu, sensacijų yra pakankamai ir lyg ir nelieka būtinybės, nelieka laiko pergyvent dėl to. Dėti energiją, mąstyti, juk tai irgi reikia tam tikros pastangos. Kiekviena pastanga žmogui lyg ir daug kainuoja. Šios dienos žmogus yra atpratęs nuo bet kokios pastangos. Ir šiandien žmonių elgsenoje viskas taip susirikiuoja, automatiškai susirikiuoja, taip kaip palietas vanduo teka su būtinumu į ten, kur žemiau. Taip, matykite, visuomenės gyvenime, automatiškai jų energijos kryptis atsisuka tą linkme, kur reikia mažiau pastangos.
bet lygiai taip ir naudojant šitas didžiasias Dievo dovanas, proto šviesą ir sąžinės balsą. Čia reikia pastangos ir savaime žmogus nuo to nusigręžia. Tuo tarpu, kai aplinkui pilna dėmesį viliojančių dalykų, kuriems nereikia pastangos. Tos reklamos, ta technika, glėbiais gali užversti šiandien įspūdžiai. Jiems jokios pastangos nereikia ir žmogui užtek, kad jis tuo gyventų. Besisitės lygiai taip vyksta ir mūsų tragedija, nukunigėjimo tragedija, o ir sesių gyvenime tas supasaulėjimas visiškas, kada sesuo jau nebesiskiria nuo visų kitų, kada jau jos gyvenimas ir išorinis ir vidinis atsiranda lygiai toj pačioj plokštumoj, tam pačiam lygiai, kaip ir daugelio, kaip ir tų visų žmonių gyvenimas, kurie tik tai faktus registruoja, bet jiems nei noro, nei energijos nelieka. Kodėl taip ir kur tai veda tie faktai, juos įkainuoti, juos įvertinti, o jeigu šita pastanga būtų. Taigi gyvenimas būtų pati didžioji išminties mokykla. Bet matykite, mergaitė, šėtonas stropiai būdė, kad žmonėm užtektų tik tai smalsumą tenkinančių sensacijų, faktų, kad tik jie nesusikoncentruotų ir savo dėmesį neatkreiptų į šitos klausimus, kodėl tai atsitiko. Kiek nepripasakoja žmonės apie įvykius, apie vieni kitus, visą cechą, kol išnagrinėja, kol įvertina, bet tik tai faktus. Taip ir tai padarė, taip ir tai pasakė ir taip toliau. Paprastos, akivaizdus teismas, viskas aišku, kad tai smerktina ir nereikia, nebūtina dar kažkokių tai pastangų, ten viskas akivaizdu. O kodėl taip tam žmogui atsitiko? Bet ko gero reiks išteisinti, ko gero dar paaiškės kažkokios priežastys. Man šitaip negalvoja praktiškai. Bet faktinai taip yra. Savo laiku čia šiaurės Lietuvoje dirbant žmonės pasakojo iš gyvenimo archyvų, iš prisiminimų tokią įdomią istoriją. Ten gyveno tokie labai darbštūs žmonės, jie neturėjo vaikų, turėjo kažkas apie 20 hektarų žemės, labai derlinga ta žemė, bet buvo labai akmenuota. Ir jie savo darbu sukultūrino tą žemę, nurinko tos akmenis. Ir jie savo namuose laikydavo tik tai vienintelį svetimą berniuką gyvuliam ganyti. Nu, jie tikinti žmonės, jie važiavo sekmadieniais į bažnyčią, gražia karieta, gražiais arkliais. Bet žmonėm visą tai lyg ir nereikšminga taip iš pasakojimų įsiklausius. Bet jų sąmonėj užsifiksavęs, užsiaštrinęs va šitokius momentus. Kad jie tam vietimam vaikeliui savo namuose sugebėdavo kepti atskirai kažkokią ten
avižinę duoną, reiškia ne tokią, kurią valgydavo patys. Ir paprasčiausiai pasakoja žmonės sensaciją ir viskas. Bet kada būna tokie sensacijų pasakojimai, tokie įdomybių prisiminimai, kurie žmonių atminti giliai būna kartais įstrigę, iš kartos į kartą žmonės pajėgia kai kuriuos faktus perduoti. Bet ar daug atsirastų protų, kurie pasakodami, kad ir tų šeimos istoriją, pabandytų va taip spręsti priežastis ir pasiekas. Ir jie labai daug pamatytų. Pavyzdžiui, kad ir to vaikelio istorija. Mergaitės, kai jis užaugs, kai jo protas bus jau pakankamai išsiskleidęs, Dievas žino, ar jam lengva būti, ar jam lengva bus tikėti Dievą. Prisiminus, kad pas tuos žmonės, kurisai ganė, kurie važiavo kas sekmadienį į bažnyčią, kad jam vieninteliam vaikeliui kepė kitokią avižinę duoną. Ar jam bus labai lengva būti tikinčiu užaugus? Ir kažin ar netokie ir panašus reiškiniai išugdė mūsų tėvynėje tą bedievių kartą, kuri paskui garbino Staliną atnešusi saulę mums ir panašiai. O jeigu žmonės savo laiku būtų pakankamai naudoję šitas didžiasias Dievo dovanas, protą ir sąžinės balsą, reiškia, naudoja ir tą galę numatyti ir galę daryti išvadas, kodėl tai ir kur tai veda. Pasisitę šitą mąstymę, palydėkim paslapčia Jėzų, einantį maldai, paleido minią, o pats pasislėpė maldai. Ir apaštalams tikriausiai leido miegoti, bet kodėl jis vis dėlto vogdavo iš savo miego, nejaugi jis nebūdavo nuvargęs, juk jo gamtinė natūralinė dalis buvo tokia kaip ir mūsų visų, ir jis jautė alkį, jautė nuovargį ir jam reikėjo miegoti. Ir Šventoji Evangelija užsimena apie tai. Atsimenat, kai audra siautė, kai jie plaukė per tą didžiulį ežerą. Bangos mėtė laivelį jų. Bet jis laivo gale miegojo. Mes galim įsivaizduoti, koks turėjo būti nuovargis, kad tam bangų siūbavime jis pajėgė miegoti. Ir mūsų traukiniuose, žiūrėkit, ne visi žmonės pajėgė miegoti. O jis vis dėlto bangom siaučiant pajėgė miegoti. Reiškia, ir jis buvo nuvargęs. Ir jis prašė valgyti. Atsimenat, ar neturite ko nors valgyti? Tai jo žodis Šventoje Evangelijoje užfiksuotas. Tai kaip yra su mano gyvenimu? Mesgi skaitomės mąstantys žmonės, ta tautos dalis, kuri mąsto, kuri turi pareigą, specialų įsipareigojimą, pakankamai naudoti didžiasias Dievo dovanas, proto šviesą ir sąžinės balsą. Ir pačios rekolekcijos
juk tai yra akivaizdus parodymas, kad mes iš tikrųjų esame mąstantys žmonės. Juk taigi ne kas kita kaip mąstymo festivalis, šventė ar kaip tai kitaip pavadintų. O kaipgi mano visam gyvenime? Ar yra kas stanga? Ar šituo skiriuosi nuo visų kitų žmonių, kurie tik tai renka sensacijas, reiškia tai, kas pajėgtų nuvilioti jų dėmesį nuo sąžinės balso. Tikėkime, mergaitės, daugelį žmonių tų sensacijų reikia ne kitų tikslu, bet tik tai šituo, ir šėtonas nuo jų pačių stropiai slepia. Kad jiem patiem nedaitų, kad jie patys nesužinotų, kad tie visi televizoriai, visi kinai, visi žurnalai, pramogos ant pramogų ir visokie kitokie dalykai. Jiems reikalinga pagrindinai ne dėl ko kito, bet kad tik jų dėmesį nuviliotų nuo sąžinės balso, kad tik jie negirdėtų, ką kalba sąžinė tos dienos vakare, kad tik jie nepažvelgtų į savo mintis, savo žodžius, savo elgseną tos dienos. Būti mąstančiu žmogum. Sesytės, jeigu gyvenime taip ir nebūtų buvęs reikiamas dėmesys atkreiptas, tai šventoji rekolekcijų tyla sudaro mums šiltadaržio sąlygas šitam reikalui. Ypač, kad ačiū Dievui mūsų rekolekcijos yra tokioje aplinkoje. Sesytės, jeigu jau įsivaizduot, kaip turėjo atrodyti rojus, tai Dievas žino, ar nėra žemėje tokių kampelių, kurie, ko gero, turėjo būti filialais rojaus. Ir turbūt, kai tą centrinį uždarė, tai šitos filialus turbūt ar pamiršo, ar kaip ten buvo. Ir liko tokių vietų, kuriuose mes nuostabiai, kaip Dievo šventovėj, turim laikyti tylą, kad nesuardytum tos harmonijos, tos gamtos šventos nuotaikos. Ir savaime tokiuose aplinkybėse žmogui yra labai lengva susikaupti. Ir jeigu jau gyvenime būtų pristigę šito susikaupimo meno tam triukšme visam, tai sesytės, čia vis dėlto turi būti aiški treniruoti, nuoširdi pastanga. Tegul būna šis mąstymas malda, prašanti viešpatį atsakomybės, koks baisus dalykas būtų amžinybėj, sužinoti, kad aš pavyzdžiui kažkam suardžiau rekolekcijų tylą. Iškia Dievas turėjo kalbėti tam žmogui mano vietoj, o aš pasistengiau užstoti Dievą, tarsi aš būčiau išmintingesnis ir suardžiau tam žmogui, paprasčiausiai per savo smalsumą, per savo kažkokį tai nedrausmingumą. Dangaus karalystė prievartą kenčia. Vis dėlto be prievartos savo nepadaryta nei vienas didelis darbas, net ir natūraliniai plotmėj. Kas baigė aukštuosius mokslus, kas pasiekė viršūnes be prievartos savo. Tai jeigu taip žemės vertybių atžvilgiu, net jeigu mes grįžtum į tą pačią šeimą, kuris savo darbštumu nurinko akmenius nuo savo derlingos dirvos, o vis dėlto, ar tai jiems buvo lengva, ar tai nereikalavo iš jų didžiulės pastangos.
kurią jie pakėlė, jie ištvėrė. Tai jeigu dėl tų dalykų, kurie netelpa į karstą, žmogus pajėgė šitokią pastangą parodyti, tai argi klydo Viešpats mums primindamas, mus įspėdamas, kad dangaus karalystė, reiškia visą tai, kas mums pažadėta, apie ką Jėzus net neaiškino, matomai, mes neturim iš viso indikatorių, neturim priemonių tokias savokas pajusti, lygiai kaip gyvulėliui, kuris neturi proto šviesos. Ką tu jam beaiškytum, kaip tu nežiūrėtum į jo kelią? Jam visa tai būtų vis tiek pat. Jis tik kokiu tai instinktu tavo meilę, tavo pyktį pajėgiai skaityti. O ten visos kitos išmintys, ten kokios formulės, aksiomos, teoremos ir visi kiti dalykai jam nieko nereiškia. Va štai mergaitės šio mąstymo kryptis. Ar jos būtina laikytis? Aišku, nebūtina. Gali kartais iššaukti mums kitas mintis, žmogui asociacijas vadinamos. Vienos mintys pažadina kitas ir tos kitos gali pasirodyti man daug reikšmingesnės, daug svarbesnės. Vieni prisiminti faktai, įvykiai gali iš mūsų asmeninio atminties archyvo ištraukti kitus dar ryškesnius, kuriuose mes patys buvom dalyviai. Ir tuo pačiu, kadangi asmeniškai liečia, mums gali turėti nepaprastai didelę reikšmę. Čia nėra štandartas, nėra būtina sekti to mintim. Yra pasiūlymas paprasčiausiai, bet vis dėlto pagrindinis tikslas, kryptis, tegul nepraeina mums nepastebėta. O vis dėlto rekolekcijos tegul duoda atsakymą, tegul bando sukurti mąstymo tipą. Ne bet kokį, bet kuris visus pletkus, kuriuos girdėm. Visus įspūdžius, kuriuos vieni kitiem pasakojam. Kad mes mokėtum įvertinti tuo dvigubu požiūriu, kodėl taip. Reiškia, kur yra priežastis ir kur tai veda. Reiškia, kas bus, jeigu tai kartosis rytoj, už metų, gyvenimo pabaigoj, amžinybėj. Tegul Dievas padeda. Mergaitės yra labai įdomus faktas gyvenime. Mes bedivybė esame linkę suvokti kaip, nežinojimą, kad yra Dievo. Nieko panašaus. Ir šventoji istorija, ir bendrai visas gyvenimas, ir mūsų atsiminimai rastų daugybę pakankamo ryškumo faktų, kurie mums akivaizdžiai kalba, kad netikėjimas yra kažkas kito, ne tai, kad nežinojimas. Jeigu būtų tik tai nežinojimas, tai Viešpats nebūtų turėjęs teisės ištarti, kas netikės, bus pasmerktas. Iš kur gali būti žmogus vertas pasmerkimo, jeigu jis atėjo į pasaulį tokio aplinkoj, kur apie Dievą jam niekas nekalbėjo, kuris niekur su Dievu nesusitiko. Tada žmogui galioja du natūralūs įstatymai. Kiek jisai pagal savo galimybės, kiek jisai ieško tiesos, tiek kiekvienas žmogus supranta, tiesa yra tik tai viena, yra Dievas ar nėra, žmogus gyvulys ar kažkas daugiau, vis tiek du teisingi atsakymai būti negali.
Šitai yra kiekvienam aišku. Ir žmogus, kaip laisva protinga būtybė, privalo ieškoti teisingo atsakymo. Bet ar jis ieško iš tikrųjų? Va čia jau prasideda jo atsakomybė. Ar jis iš tikrųjų ieško teisingo atsakymo? Ir antras klausimas tai yra, ar žmogus klauso sąžinės balso? Ar žmogus pažįsta Dievą ar nepažįsta, vis tiek jisai girdi sąžinės balsą. Tada jų religija susideda iš tų dviejų principų. Klausyt proto, reiškia ieškoti tiesos, ir vykdyt gerą, reiškia klausyt sąžinės balso. Jeigu žmogus iš tikrųjų nuoširdžiai vykdo šitos du natūralinius įstatymus, tai jis laimi vadinamai troškimo krikštą ir jis bus išganytas. Jis jau dalyvauja malonės gyvenime ir šitie žmonės meilėje gali toli pralenkti mus, kurie save tik formaliai vadinam tikinčiais. Bet šitas tikras netikėjimas, kuris bus kaip kaltė aukščiausio tribunolo pripažinta, tai nėra nežinojimas, kad Dievas yra. Šėtonas neturi tikėjimo, ne ta prasme, kai jisai apie Dievą nieko nežinotų, bet ta prasme, kad jis Dievui jaučia neapykantą. Jis baisiu ryškumu žino, kad yra Dievas ir jo siaubingai neapkenčia. O jeigu mes savo mąstyme dvasios akim pažvelgtum į tą valandą, kada Jėzus Velykų rytą didžia galybė nugalėjo mirtį ir kareiviai išbalę atbėgo pas savo vadus, kurie juos pastatė sargyboj ir pasakė, kas atsitiko. Žiūrėkite, kokia įdomi jų elgsena. Jie net klausimo nekėlė, ar jūs tiesą sakot. Jie nebėgo patys žiūrėti, ar iš tikrųjų jo nėra kape. Žinote, Jėzaus kapas, tai buvo ne į žemę užkastas. Jėzaus tėvynai laidoja net, pavyzdžiui, statyta iš tokio keisto akmens, kuris duodasi pjūklų pjaunamas. Ir jis yra žymiai lengvesnis. Netoks, kai mums įprasta akmens sąvoka. Podirvį, bendrai visas žemės paviršius, pasakytum, yra iš tokio akmens, ant kurio tai daugiau, tai mažiau yra dirbamo žemės. Tai Jėzaus tėvynė tokia. Ir visi pietų miestai. Ir Gruzija ir Armėnija įstatyti panašiai va iš šitokio akmens. Ir Jėzaus tėvynė taip. Ir laidodavo ne į žemę, bet va šitokioj uoloj iškala nišą. Lavoną suvynioja į drobę, ištepa, ten supila kvepalais, tepalais visokiais iš pagarbos. Ir šitaip įstumia į tą nišą, užita akmenį, užmūryje ir skaitos palaidotas. Taip kad buvo labai paprasta ateit pažiūrėti, ar jo nėra. O vis dėlto tautos vadam nekilo joks klaustukas. Jie nesiuntė nei pasiuntinių patikrinti, nei patys nebėgo pažiūrėti. Jie tik tai siūlė kareiviam kyšį, sakykite, kad jį pavogė, mes miegojo. Nesąmonės.
Kareiviai sargybai leido pavogti ir už tai viršininkai jiems duoda kyšį. O jeigu jūs miegojote, tai iš kur jūs žinot, kad jį pavogė? Va, o vis dėlto geriau žmogui prileist, lengviau jam prileist bet kokią nesąmonę, kaip kad nusižemint, reiškia tiesiai ištart, kad aš klydau. O tada jiems buvo nieko daugiau nebelikę, kaip tik muštis į krūtinę ir ištart Dieve pasigailėk. Visi, kurie po jo kryžiumi tyčiojosi, tautos vadai. Šitą sakė iš Dievo sūnaus, tai vis dabar jį išvaduoja. Kitus išgelbėjo, pats savęs išgelbėti negali. Nuženk nuo kryžiaus, mes tau tikėsime. Bet tokiais ir panašiais svaičiojimais jie liejo jam neapykantą. Ir dabar, kada įvyko tai, ką jie siūlė, daugiau negu jie siūlė, jiems kažkaip į mintį neatėjo jam siūlyt, kai tu būsi kelias dienas kape išgulėjęs, o tada pasirodyk mums, kai mes tau tikėsime. Jums netėjo į galvą pasiūlyti šitaip tyčiotis iš jo. Jie buvo absoliučiai tikri, kad jis bejėgis ir kad viskas su juo baigta. Bet kada kareiviai šitai pasakė, matome, jie viską prisiminė, ką Jėzus buvo kalbėjęs. Pranašų prieš 400 metų jau buvo su smulkmenom pasakyta viskas, kaip bus, kokiu būdu jį nužudys ir visa kita. Reiškia, jie tikėjo. Bet esitės, kas nuleido jiems nusižeminti? Kas neleido jiems pripažinti tiesą? Ir tai būtų iš tikrųjų buvusi jų garbė. Tuo pačiu, jie būtų išaukštinti buvę prieš visą tautą, prieš visą istoriją. O dabar jie liko kažkokio pasigailėjimo pajokos objektu. Lygiai taip sesis ir mūsų tarpe. Tie, kuriuos mes laikom bedieviais, toli gražu netaip yra. Bedievybė yra ne kas kita, kaip pastanga negirdėti sąžinės balso. Nes prileisti tylą, ramybę, kurioje su būtinumu pasigirsta sąžinės balsas, tai reiškia tuo pačiu ir apsisprendimą klausyti to balso. O jeigu žmogus apsisprendęs neklausyti sąžinės balso, reiškia tiesą pripažinti ne tai, ką kalba sąžinė, bet kažkur kitur, jeigu žmogus šitaip apsisprendęs, tada savaime suprantama, jam nėra prasmės prileisti tokias aplinkybės, kuriuose jis girdėtų sąžinės balsą. Ir matykite, jeigu Dievo gailestingumas šitaip priverčia žmogų nutilti, pasakytum prievartą, ligos patale uždarytas tarsi kalėjime, arba kalėjimo kamerose ir panašiai. Kada laukia mirties, kada vaidenasi tikrovė, kurios iš savo fantazijos jau nebeįmanoma nuslėpti. Tada visa eilė gyvenimo įvykių tai liudija, daugybė faktų tai liudija, kad tik tada žmogus savaime, be jokio ieškojimo,
be jokio apsisprendimo. Užtenka, kad jis pripažįsta tai, ką jis seniai žinojo, ką jis visą gyvenimą žinojo. Tai mergaitės, jeigu šitai, tai kam iš tikrųjų reikalingos rekolekcijos? Iškia tokia sąmoninga susikaupimo pastanga, jeigu mes žinom, kad jos negali tarsi mus tikinčiais padaryti, kad kiekvienas žmogus šitam yra pajėgus, kiekvienas turi sąžinės balsą, ir bereikia tik to apsisprendimo. Bet matykime, čia ne vien žmogaus atsivertimui, bet ir jo pažangai tas pats dėsningumas. Juk meilės yra didžiausias laipsninis skirtumas. Gali būti paprastas elementarus mandagumas, gali eiti iki didžiausių aukų, iki gyvybės aukų, kad kitam nereiktų kentėti, kad jam būtų gera ir panašiai. Reiškia, ramybė žmogui reikalinga ne vien dėl to, kad jis, pasakytum, taptų tikinčiu, bet ir dėl to, kad jis tikėjime, vienybėje su anuo pasauliu, bendravime su anuo pasauliu, darytų pažangą. Iš viso, kai jis pajustų aną pasaulį kaip tikrovę. Žmogus turi skirti laiką. Paprastai, kam žmogus iš savo programos iš viso neskiria laiko, tie dalykai jam nereikšmingi ir jis tuo visiškai nesidomi. Jeigu žmogui kažkas svarbu, tai jis tam dalykui vis tiek ras laiko. Žiūrėkit, būna žmonių gyvenime kartais, labai apkrautų žmonių yra, kurie tiesiog pailsėt, pavalgyt neturi laiko. Bet pamatykite, daleiskim, neturi laiko nei skaityti, nei ką nors ten į kalbos nėra, apie kokias pratybas, apie susikaupimus ir taip toliau. Jie neturi laiko, jie paprasčiausiai ir pasiteisina. Ir žmonės net pačiam tikėjimui šito pačiu pasiteisina. Mat radijo fabrike sykį 2 moterys taip greta viena kitos prie konvejerio, viena tikinti, moteris gyvenanti ten vietoj Kaune, kita Rusija. Ir dabar ta Rusija, kaip ten jom įsimezgė pokalbis apie tikėjimą, žinot, savo operaciją rankose įpratę, jau 1000 kartų darė tą operaciją, automatiškai vykdo, mintys laisvos lieka, ir suprantama, palankiausia galimybė kalbėti, gal tuo pačiu ir užpildyti laiką, kad greičiau tos darbo valandos praeitų. Ir ta Rusija tikėjimo atžvilgiu, ji labai įdomiai atsiliepė. Ji supranta, kad vis dėlto reikia tikėti. Vis dėlto yra būtinybė tikėti. Suprantama, reiškia visą liturginį gyvenimą ten, bendrauti, visas formas religinės vykdyti, viską. Jis supranta, kad tai būtina. Bet ji randa va šitą motyvą. Bet supraskit, kad nėra laiko. Iškia tikėti nėra laiko. Bet dabar jeigu mes jos gyvenime nuoširdžiai pasidomėtum, tikriausiai atrastum kažkurią sritį, kuriai ji visada turės laiko. Gali tai būti, kad tai bus paprasčiausia smulkmena. Gal tai bus ištisos valandos prieš veidrodį stovėtos. Gali net šitai būti. Ten visa technika sudėtinga, tos visos operacijos reikalauja laiko. O gal tai bus
paprasčiausias jos įprotis su kažkuo plepėti. Ir ko gero ištisas valandas praplepa su kažkuo tuščiai, be jokios naudos. Priteršia ir savo sąžinę, ir kitų žmonių veidą. Bet apie šitą visai nepagalvoja. Visasitis, jeigu mes nuoširdžiai pažvelgtume į savo gyvenimą, mes neturim laiko, visi neturim laiko. Bet pamatykite, ar neatsiras kažkuri tai sritį. Pavyzdžiui, nėra laiko skaitytis, tokia apgailėstavimą mes matom, kad žmogaus gyvenimas per trumpas, kiek yra knygų, tokių tikrai vertingų, kurias labai reikėtų perskaityti. Bet nėra laiko. Bet tam visam laiko neturėjime, žiūrėk, ar nėra kažkurios tai rūšies knygos, pasižiūrėk savo lentynoj, kuriom visada atsiranda laiko. Ir iš kur jis atsiranda, ir kaip tais knygas perskaitai, net pačiam keista. Bet kažkurios tai srities, kažkurios tai vienos krypties. Reiškia, žmogaus pasiteisinimai toli gražu ne visada yra tikslus. Reiškia, netikėjimas laikyti nežinojimu yra nesąmonė. Ir iš viso, pavyzdžiui, pamokslai. Mes negalim kovoti prieš filosofijos mokslo šaką, prieš teodicėją, kuri kalba apie Dievo buvimo įrodymus, taip iš mokslinės pozicijos, ten įvairiausiais pagrindais. Bet praktiškai, ar daug tie įrodymai žmonėms turi reikšmės, Dievas žino. Kiekvienas žmogus vis dėlto yra pakankamai tikras. Žinote, šitai tvirtinti gal nelabai būtų drąsos, jeigu Dievas nebūtų leidęs pamatyti keistą reiškinį. Nuo savo laikų, kada tai pro akis praėjo tūkstančiai baisių žmonių, žmogžudžių, plėšikų ir visokių kitokių. Pas juos jokios kalbos ten apie bet kokį tikėjimą, iš viso tikinčių nebuvo. Bet keistas dalykas, kada jų mintis užvedi ant kelio, nejučiom rato susidaro tiesiog būrys. Ir visi kažkuo tai labai susidomi. Ir iš jų visų berods net išimčių neatsiranda. Kada taip užvedi mintis ant kelio, kadgi tvarka savaime būti negali, mesgi žinom, kad visuotinas mokslo dėsnis yra. Jeigu kur randama tikslingumas, tai sprendžiama ne apie atsitiktinumą, bet tik ieškoma žmogaus, buvusio toj vietoj. Reiškia, ieškoma proto. O kai dykumoj, pavyzdžiui, rado koloną didžiulę, tiksliai nušlifuota. Taigi niekam nekilo tokia mintis, kad matai, per milijonus metų pūtė vėjas, nešė smėlį, ir tas smėlis kažkokį tai akmens luitą šlifavo per milijonus metų ir taip nusišlifavo, kad paprašau, išėjo nuostabi graži akmeninė kolona. Niekam tokia mintis neateina mokslo pasaulį. Ir net tas vadinamas entropijos dėsnis, kuris kaip mokslo žodis kalba, kad medžiaga palikta savieigai eina ne į tvarką, bet į chaosą, į netvarką. Ir kas nuostabiausia, kad jie visi pripažįsta, все-таки кто-то должен быть. Kažkas vis tik turi būti. Žinoma, jie nuo šito pripažinimo nepradeda kitaip gyventi, kitaip elgtis. Jie tik apsisukę vėl taip keikia, taip elgiasi
kaip įaugę iki gelmių jų įpročiuose. Bet va prašau, ir dabar palaikyk juos netikinčiais. Jei nei vienas nepraktikuoja, Dievas yra, ir tegu būna. Bet va, ar galima griežtai pasakyti, kai jie nežino, kad Dievas yra? Tai ką kalbėti apie visus kitus, sesytės, ką kalbėti apie nukunigėjimo paslaptį, apie sesų vienuolių tragedijas ir panašiai. Ir tie visi straipsniai laikraščiuose, kur ekskunigai pasisako, kad atseit jie ten galvojo, sprendė, prie tokias išvadas ir atseit tapo netikinčiais ir taip toliau. Grina nesąmonė yra. Jie nei vienas negali pasakyti, kada buvo pradžia, kada jie ne viską padarė, ką gero kitiems padarė.